Šiandien įdėsiu trumpą vaizdelį. Kai žinote, yra išsiųstas skundas Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui 14 dieną. Kęstutis Navickas į skundą neatsakė, nors į skundus turi atsakyti, bet jūs, kaip žinote, Lietuvoje kokie neteisingi dirba žmonės. Taigi į skundą atsakė Donatas Dudutis, viceministras. Jis man atsakė tai, kad gavo iš manęs skundą dėl galimai neteisėto sudarytos jūsų mamai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo panaudos sutarties su Arūnu Visocku ir dėl to patiriamos finansinės žalos. Ir tai, kad šis viceministras mano skundą tiesiog prilygino ginčui. Tikrai čia aš išsiunčiau ne ginčo skundą, o tiesiog skundą, kad Arūnas Visockas suklastojo žemės nuomos sutartį ir surašė panaudos sutartį. Ir tame skunde dar yra įrašyta 11 nusikalstamų veikų. Taigi 11 tai nemažai. Ir visos jos yra surašytos tam skunde, tas skundas yra įdėtas, tai aš jų visų nekartosiu. Taigi, kadangi aš su tuo nesutikau, kad skundas yra prilyginamas ginčui, tai aš vėl išsiunčiau skundą Kęstučiui Navickui. Antrą kartą tą patį irgi surašiau. Taigi gavau vėl atsakymą. O ten mano skundas visiškai sutrumpintas. Rašo, kad gavo jūsų skundą Žemės ūkio ministerija dėl galimai neteisėtai sudarytos panaudos sutarties. Taigi, kadangi Dudutis Donatas klastoja mano skundus parašytus ministrui Kęstučiui Navickui, tai pats viceministras vykdo nusikalstamą veiką, nes dokumentų klastojimas tai yra nusikalstama veika. Taigi surašiau skundą Žemės ūkio ministrui
Kęstučiui dėl viceministro Donato Dudučio, kad skundą jį visiškai pakeitė, sutrumpino skundą. Taigi, skundo irgi neskaitysiu. O parašiau, kad mano skundą priskiria ginčui. Parašiau kad žiauru ir dėl ginčų, kai man reiks, tai aš kreipsiuosi į teismą, o aš su skundu kreipiuosi į Jūs, Žemės ūkio ministerija, ministrė Kęstutis Navickai, kad skundus visus turi išnagrinėti ministras. Taigi, parašiau, kad laukiu atsakymo į elektroninį paštą. Tikiuosi, kad Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas išnagrinės mano skundą ir atsiųs atsakymą. Bus daugiau vaizdelių, dar vienas vaizdelis bus prieš Velykas būtinai, o paskui po Velykų bus, manau, daug vaizdelių. Parodysiu, kaip mama gyvena, kokiom žiauriom sąlygom. Taigi, bus rytoj parašytas dar skundas į Alytaus skyrių, Nacionalinės žemės ūkio ministeriją. Ir taip pat bus parašytas Alytaus merei Rasai Vitkauskienei. Tegul žino ir merė, koks yra Arūnas Visockas ūkininkas ir kaip žiauriai elgėsi su mano mama.